Yeah. Next time we'll go to that mountain. This one. O toks va laiptukas. Telpa kaip tik koja. Priėjom arbatos plantacijos. Čia va arbatytė auga. Ir priklausomai nuo tada, kada ją nuskeni, jinai tampa, nu ir kai fermentuoja, jinai tampa arba juoda, arba žalia, arba balta. Žodžiu, visos arbatos iš vieno augalo. Nu, tas pagrindinis. Mūsų gidas su Gabyte puškuoja. Ir čia tokia panorama atsiveria. Koja skauda, bet vaizdai atperka. Leidžiamės jau paskutinės, kiek 20-25 minutės dabar iki apatinio miestelio. Kaip tavo kojos, Gabi? Labai blogai. Negaliu paeiti. Ką tik ėjom bilietai ilgai nuo vaistų. Jo. Labai skauda raumenys. Kojos makaroninės, bet, sakei, bent jau kelio neskauda dabar, ne? Kol kas neskauda. Tai Jeigu būtų būna geriau. 2 minučių, tai gal... Įsvetimas, kad 2. Nežinau, kaip po pirmos gyvenime savo treniruotės. Kai būna, kad apskauda atsisėsti. Jo. Sakė, net gidas jam skauda ir kelius, ir kojas, vakar mačiau šlubavo. Tai jeigu jam skauda, tai Nu. Jo, nes buvo 11 valandų ėjimas vakar. Nepieniškai taip. Bet smagu, kad tikrai sėkmingai įveiksim šitą maršrutą. Leidžiamės kalną ir sutikom arkliukus. Goda? Kimėli. Ir man atrodo, jie čia vienas pagrindinių transporto rūšių. Dėl to, kad kai, tarkim, tvarko kažkokius elektros tinklus ar nežinau, reikia didesnius krovinius užnešti, tai kurių žmonės jau nebegali, tai va, pasikinko arkliukus. Ir tokius gana didžiulius metalinius stulpus mačiau, jie užneša. Tai visai crazy. Einam, fotkinu Gabę, sako, greičiau, reikia praleisti arklį. Laiptais tokiais, arklys, kaip niekur. Kaip niekur jam čia. Chill. Šis. Va, kaip pareina su arkliuku. Greitai. Nu, manau, jam nėra sunku tokiu keliu eiti. Vat į laiptus tai bus jau biški sunkiau, bet... Kaip greitai nuvarė. Mėsa. Dar biški laipto pabaigai. Čia neša tinginių turistų daiktus porteriai į kalną. Po 3-5 kuprinės. Po kokių 5-6 kilogramų neša. Ir vargo nemato. Gal ir mato vargą, bet vis tiek neša. Kalnų karvės.
laiptais, kaip niekur nieko. Galėtų... Gai. Gai? Gai. Gai. Karli gai. Gai. Gai means cow. Va. Gai. Sano gai. Sano gai? Tana gai, varna karvė. Kana gai? Sano. Sano gai. Sano gai. Sano gai, varna karvė. Maža karvytė. Geras. Nu, vaikšto. Ir piemenys. Su muzonu vaikšto visą dieną ir gano karvytę savo. Kaimo gyvenimėlis. Riebus gaidis su višta. Va karvytė. Ir čia džiovina tai vat kukurūzus. Ir vaikšto karvytės čia pastoviai. Gyveni vat su tokiu vaizdu kalnus, bet kai gyveni, tai turbūt niekur nepamatai. Oh, it's like family. Oh yeah. Family In- tree? Yeah, Groom? yeah. In groom means caste. Yeah, Yeah, caste. caste. And Kur tau pasakoju kaip tik. but means building is very RCC. Yeah, Big one, I don't know. yeah. So there and then go down. Okay, so this is old city. Yeah. Okay, nice. Vaikas atima gabas lasdas. Kas panelės gražios. Tradiciniais draugais. O kas čia miestelio gal šventė kokia? Su tradiciniam aprangom. Gurung genties apranga. Moteris tokios spalvingos raudonos, o vyrai balti. Geras. Nothing is really cold. Yeah. In RCC, in building is in winter time is super cold. Yeah, In this now in warm, like the modern Houston, yeah, and in winter time is not feel too much cold. yeah. In another building is in RCC building is winter time is super cold. Yeah, okay. Because no insulation Yeah, in yeah, buildings. yeah. And why there is no insulation? Because it's expensive or? Yeah. Good, and this is a good option. If we are not make that in a modern stone house, we are not make the fire, use Yeah, fire yeah, and then Tik ką, vos nenukritom nuo skardžio su autobusu. Vos. Autobusas taip pasviro. Visi žmonės svėrėsi kitą pusę. Jo. Kad nenuvirstų. Jo. Filmuok čia apačią. O tai, vos nenukritom tokį va. Aš jau galvau, kad krisim iš Jo. tikrųjų. Aš ir galvoju, kad dabar jau grįžtu. Čia tik per toli nuo krašto važiuojam. Visai chill.
Džipas atvaro, žiūrėk. Arklys ar atvaro? Nežinau, žiūrėk, man atgal. Nu, kad džipas dar važiuoja, stabilas. Mes šiandien paskui pasilenksim? Tikrai ne. Tai stoja būdu. Slipas mažas daug. Jie parkuoja mažas. Eisiu, gal, Tas žipas tikrai galėtų čia pravažiuoti. Tai ką, atsitrenkėm į autobusą. Biškį atsitrenkėm. Bet nieko tokio. Tik smulkus atsitrenkimas į autobusą čia. Atsipoliruos. Atsipoliruos čia normaliai. Va toks. Šitoj pusėje turim maždaug 20 cm, toj turėjom 1 cm prasilenkimui. Jo, matau. Padarėm, pasakėm, kad nedarysim. Tai į priekį, į kalną, kai važiavom tą pirmąją stotelę, važiavom autobusu, nes tiesiog nebuvo tuo metu džipų, reikėjo ilgai jų laukti ir nusprendėm važiuoti autobusu ir po tos kelionės, net kaip pasakojom, kad daugiau niekada, niekada nesėsiu, ne. Ir kai nusileidom atgal, tenais vėl reikėjo važiuoti su kažkokia transporto priemonė iki pat mūsų miestelių. Tai vėl buvo pasirinkimas arba džipas, arba autobusas. Ir gavosi taip, kad tuo metu vėl autobusų nebuvo. Džipų nebuvo. O jo, džipų nebuvo ir mes tokie... Nes džipo reikia laukti, kol rinks pilnas džipas ir tada jis išvažiuoja. Autobusai plius minus turi grafiką.
Tai va, tai buvo kaip tik autobusas, džipo nebuvo, gidui irgi žymiai geriau, nes jam pigiau, jam labiau patinka, jis juokės, jam čia prikolas, sako, važiuojam autobusas, tokie, gerai. Ir jis, mes dar sakom, tipo, tai kaip dėl kelio, sako, tai čia žymiai geresnis kelias, sako, ten buvo blogas jų, sako, čia tai bus geras kelias. Tik pradėjom važiuoti, mes karus susižvalgom, toks pats kelias. Dar baisesnis. Dar baisesnis, nes kažkaip į apačią važiuoja kažkaip, nežinau, mėto labai kažkaip, nu žodžiu. Ir važiuojam. Aš šiaip ilgai filmavau, po to kažkaip išjungiau, važiuojam žemyn ir niekur aptvarų nėra, visur akmenys ir žvyrs, tu važiuoji akmenim ir žvyrais ir tu pasikliauni tuo vienu akmeniu, kad atlaikys autobusą. Ir jeigu jis jo neatlaikys, nu tai viskas, tu tiesiog jeigu akmuo praslystų pro ratą, jis tiesiog krenta šonais, nuo skardžio. Jo, skardžiai yra brutalūs, ne tai, kad atitvarų nėra jokios dangos kelio, yra tik palaidos žvyras. O statumas yra ekstremalus, sunku patikėti, kad apskritai autobusas ten gali važiuoti. Ten Lietuvoje net offroado mašinos, nežinau, offroado varžybos vyktų ten. Na jo. Na tai va, tai žodžiu važiuojam. Visas autobusas ten linguoja ir vienu momentu jis taip kažkaip, ar kažkokį tai akmenį pagavo, ar kažkai grioviukai važiavo vienoj pusėje ir jis taip visas palinko į vieną pusę. Žodžiu, man atrodo, yra gale autobuso sudubliuoti ratai ir man atrodo, vienas ratas buvo virš bedugnės, prasme, nuvažiavo nuo kelio ir autobusas ant tiek pasviro, kad net vietiniai pradėjo rėkti. Visi klykt pradėjo. Bet jie yra ištreniruoti žmonės, visa autobuso pusė, kuri buvo virš skardžio. Visi, kurie buvom dešinėjai. Jo, šoko iš karto į priešingą autobuso pusę ir atsvėrė autobusą. Ta prasme buvo crazy. Ten realiai aš jau galvojau, viskas. Ir dar tėvas sako, susituokei, dabar nereikalingų rizikų nereikia. Ja. Ir po 2 savaičių Karolis sugavė. Važiuojam pavojingiausiais pasaulio keliais. Su autobusu, per visokius krioklius ir upes. Gera mintis. Jo, galvoju, negi realiai. Taip ir viskas baigsis. Nu, aš klykt pradėjau, irgi verčiausi šonai, tą kitą pusę, visi žmonės irgi vertėsi į kairę pusę ir atsvėrė, ir jis toliau muzika, toliau groja, toliau visi važiuoja. Nieko nebuvo čia nieko nebuvo. Gidas gale, panikas truko jiem 3 sekundžių, mums iki kelionės pabaigos. Viskas, jo, visą kelią, va tai va. Ten filmuojam, aišku labai gerai, kad mano telefonas labai gerai stabilizuoja. Tai kai mes filmuojam ir pirmam tam video, kur mes į priekį važiuojam, ir šitam video, visur atrodo, kad labai viskas lygu, nes mano telefonas labai gerai stabilizuoja. Bet realiai mes kai laikėm telefoną, tai va ranka purtosi. Tu iškiši ranką pro autobusų langą ir va tai va ranka visa purtosi, neįmanoma išlaikyti per tos griovius. Tai, crazy. Ačiū Dievui, viskas gerai baigėsi, nusileidau nuo to kalno. Bet, stresą buvo. Dabar jau tikrai ne. Dabar tai jau tikrai ne. Kitą kartą su džipu. Jo, tikrai, dabar tai jau tikrai nebevažiuosiu. Kitoje dalyje varysim pas raganosius.